Skyrybos. Žodis, kuris turbūt kiekvieną, tai išgyvenus vieną ar kitą formą, sujudina tas kerteles, kur jau atrodė, kad galbūt viskas nutilo ir nurimo. Mano santuoka iširo prieš porą metų. Atrodytų tikrai labai nedaug laiko praėjo, tačiau kai atsisuku atgal ir pamatau save nedrąsią, kaltės pilną, įsibaiminusią moterį pirmame susitikime su bendrakeleiviais, šiandien džiaugiuosi tuo sprendimu, kurį tuomet priėmiau, nepaisant visų vidinių konfliktų, kad man gėda kreiptis pagalbos, o ką apie mane pagalvos, o jeigu pamatys mane silpną ir visiškai sugniuždytą. Iš tiesų, Daivos tas motiniškas, globėjiškas vedimas, malda, palaikymas, jie mane vedė į pažinimą savęs šiek tiek kitaip, negu tai kartais daro mūsų draugai, tėvai ar artimieji. Psichologas Arnoldas, jisai su tokia šelmiška šypsena, bet labai taikliais klausimais, kartais priversdavo nejaukiai pasijausti, pamatant savo tą tikrąją pusę, kuri toli gražu yra nuo tobulos. Tačiau toks būdavo tarsi postumis keisti kampą, krypti požiūrį, gal ir mintis. Ir be galo džiaugiuosi, kad būtent kreipiausi į bendrakeleivius. Man yra artima malda, man yra labai artimas tikėjimas ir tas vedimas, kartu ėjimas turbūt su Dievu, jis ir šiandien mane lydi ir padeda atsistoti ten, kai jau atrodo ir vėl kažkokios kliūtis ir sunkumai, ir vėl kažkokie nauji iššūkiai, bet labai dažnai prisimenu tai, kaip mus drąsino, kokius mums pratimus davė ir metodus tam, kad įgalintumėm save, nereikalauti kažko iš kitų, kad kažkas kažką padarytų, pasikeistų, o būtent įgalintų mus pačius, priimti sprendimus, daryti tam tikrus veiksmus, keistis, keisti, o galbūt tiesiog atsistoti ir išeiti. Kviečiu ir jūs sunkiame kelyje nelikti vieniems, nesikliauti savo erudiciją, patirtimi, visais know-how, antpečiais ir panašiai, bet ateiti į bendraminčių būrį ir būti palydėtiems bendrakeleivių, kurie tą daro tikrai ne vienerius metus ir tai daro labai nuoširdžiai, labai profesionaliai ir su begalinė meile. Ateikite ten, kur jums tikrai duos į rankas ne žuvį, o meškerę. Ir tikrai, kaip aš pagavau ne vieną, taip ir jūs. Tikrai būsit sėkmingi. Iki.